No, na pewno każdy Polak, no większość na pewno, czuje siebie jakby człowiekiem drugiego gatunku. Ką manote ir koks yra jūsų požiūris į Lietuvoje gyvenančius Lenkus? Kuo nuostabiausias, aš nežinau, koks jis turėtų būti. Labai geras. Labai geras. Gyvenat draugiškai ir... Turiu nuostabių draugių, nu tai ką jau čia, net nežinau, neskirstau aš ten, ar jie tokie, ar kitokie, ar nežinau, nei tautybė, nei ar blondinai, ar brunetai, nu man tai šiaip nežinau, net tokio klausimo nekyla. Tradycja przedwojenna, że Polacy to zabrali Wilno. Te szowinizm jest wobec Polaków. I nawet te nadpisy, które tam w solicznikach na pewno słyszeli, jakby to dla państwa szkodzi, że to może zepsuć litewski język, że to nie wiadomo, co zrobić z Litwą. Viskas normaliai, mano nuomonė viskas normaliai. Tegul gyvena visada. Kad viskas gerai, tai būtum. Nu, taip, nežinau, nu, viskas gerai. Było, że i przedstawcy na pomnik Piłsudskiego tam zamalowali. Tam ulica na polskim języku, na rosyjskim wzięli, zerwali czy zamalowali. No takie jest, ale to takie miejscowe jakieś, szowinistyczne. Nu, žmonės yra žmonės, nu, kaip pasakyti, nu, ką pagalvoju. Ar pozityviai priemat, ar Pozityviai, pozityviai. Aš optimistai, viskas bus tvarkoje, draugausim, bus viskas. Tiesiog žmonės gyvena ir tiek. Tokie patys žmonės kaip visi. Labai pozityviai. Aišku. Ja? No, może mieć i wyższe wykształcenie, i może i po jakichś stopniach być i dyrektorem jakiegoś przedsiębiorstwa, własnej firmy, tego. Ale już na politycznym bardzo trudno. Jeżeli ludzie na polityczne wychodzą, to tylko z imienia naszej politycznej partii, akcji wyborczej. To mogą do Sejmu popaść. Ale tak praktycznie, żeby ministrem gdzie-to do rządu czy co, to praktycznie już niemożliwe. Mano nusiteikimas labai pozityvus, todėl kad mano draugės vyras yra Lenkas, mes labai gerai draugaujam daugybę metų, man jie niekada netrukdė ir aš manau, kad viso pasaulio žmonės yra žmonės. Ir nesvarbu, kokių jie spalvų, kokių jie religijų, jeigu jie yra žmonės, jie visada susitars, jie visada ras kelią, kaip gyventi žemėje, o ne kaip peštis. Tak powoli jedzie letonizacja, jak tylko można, żeby te nasze polskie tradycje, no, wszystko i Polaków, czy asymilować, no litwinizować, rozmaitymi. Czy ziemia, czy szkoła, czy co. Ką žinau, man tai netrukdo iš tikrųjų. Ką žinau, geri žmonės, nu, kiek pažįstu ir tiek. Manau, kad viskas tvarkoj su jais yra. Tai vat, nusiskundimų kaip ir nėra, aš matot pats pusiau Lenkas esu, tai man ta prasme, ta bendruomenė kaip ir artima yra iš tikrųjų. Państwo, język, wszystko, póki ludność mieszka na wsi, na ziemi, to nie język, nie stara kultura nie zniknie.